Sveiki, gyvi mėlyje. Šį kartą pakalbėsim labai rimtą temą. Ir būtent apie tai, apie ko mes kalbėsim, parodo iš tikrųjų, kas valdo Lietuvą ir kas yra Lietuva, kas yra likę iš Lietuvos. Kalbėsim tik faktų kalbą. Taigi, kalbėsim apie Strasbūro teismą, Europos žmogaus teisų teismą, priimtą sprendimą, jau ne pirmą ir ne antrą, o tai ir trečią, kada Lietuva pralaimėjo bylas prieš Europos žmogaus teisų teismą. Pirmasis kartas buvo 2018 metais dėl CŽV kalėjimo Lietuva. Antavilios buvo CŽV kalėjimas. Trečią kartą patvirtinti teismas. Lietuva laisvo, nepriklausomo, suverenio šaly buvo svetimos šalies kalėjimas. Ar jums nekeista? Nu, man šiek tiek keista. Bet mes kalbam ir švenčiam Lietuvos nepriklausomybės dienas, ne? Taigi, pirmasis kartas 2018 metais abu Zubaidah prieš Lietuvą prisiteisė 130 000 eurų. Ir Lietuvos sumokėjo. Tai ir mes sumokėjom, mokesčių mokėtojai, o mes, paprasti žmonės, susimokėjom. Už tai, kad buvo Lietuvo slaptas kalėjimas ir ten buvo kankinami žmonės. Antras kartas buvo 24 metai, sausis, prieš Mustafa 100 000 eurų, Lietuva vėl pralaimėjo. Ir trečiasis kartas 26 metų, Liepa, tai va visai nesena. Ir prieš Huseiną al-Naširį 30 000 eurų. Ir plus 10 000 bylinėjimus išlaidų, ne? Kada tas kalėjimas veikia Lietuva? Tas kalėjimas veikia 2005-2006 metais, kada Lietuva prezidentas buvo Valdas Adamkus. Ir kada prasidėjo teisminę procesą, kada pradėjo kalbėti žiniasklaida, į tus antavilius ten vyko jau žiniasklaida, filmuoti, buvo įleidžiama, aišku, visą buvo užglaistyta, sutvarkyta ir ten praktiškai jokių požymių, kad ten kalėjimas buvo panaikinta, bet kai kurios detalės, amerikietiškas visokius santechnikos įrangas, vėdinimo sistemos ir taip toliau, palei tos dalykus, protingi žmonės suprat, kad ten tikrai buvo tas kalėjimas. Tai ir svarbiausia buvo, kada Valdą Adamkaus, tuometinį prezidentą, žiniasklaida tiesiog klausė, nu kaip mūsų šalis, taigi jūs prezidentas, jūs gaspadorius, šeimininkas mūsų šalies ir ko jūs nežinojot, kad buvo Lietuvos svetimos šalies kažkokį kalėjimas bazė, kur buvo kankinami žmonės. Ani buvo visų pirma atskraidinami, lėktuvas, kaip gali nepastebėti, kaip gali į Lietuvos oro uostą, nu tarkim, ar į Kauną, ar į Palangą, ar į Vilnių nusileisti lėktuvus, tai vis tik tur praeit kažkokį patikrą, kažkaip užfiksuoti, ar tai tiesiog nusileidti lėktuvus įvažiuojant kažkokias slaptas tarnybas su atskiru autobusiuku ir nepraeint jokių paskirų ir taip toliau. Va, to veito, va pats mechanizmas, turbūt kiekvienas žmogus esat skridęs su lėktuvu, daugumą bent jau žiūrovų, gal ne visi. Ir žinot, kad reikia praeiti elementarią pasų kontrolę. Tai va, to vieto, jeigu yra atskraidinami, tai žmonės buvo atskraidinami, tai turėjo būti kažkaip tai užfiksuota, o gal ir nefiksavo. Gal tiesiog, kaip sakant, ir kažkokias aukštesnis jėgas, kad ir nereikia jokių pasų kontrolių, atskrido, atidarom ir kažkai gal atskiri vartą oro uostus, įvažiavo nuo autobusiuks, pasiėmė, išvažiavo ir niekam neįdomu, kas ten atskrido ir kur ten atskraidino ir kur ten atvežė. Dėžutės, pakelius ir taip toliau. Vat elementarus klausimą kilka paprastam žmogui. Ir tada Valdą Adamkaus pradėjo klausinėti. Tiesiog interviu. Ir aš susiradau iškarpas iš žiniasklaidų, iš kokią poziciją laikė Valdas Adamkus. Taip, kai žmogaus teisų teismas 18 metais pirmą kartą oficialiai pripažino Lietuvą, Valdas Adamkus labai griežtai pasisakinėdavo žiniasklaidos priemonės. Visų pirma, buvo ten TV3 žiniasklaida. Nesąmonė. Iškart pasakė nesąmonė, tas sprendimas teismą ir vienu žodžiu nesąmonė. Paskiau LRT liktai, Lietuvos ryto. Aš laikausi savo pozicijos, jokių įrodymų nėra ir negali būti, nes tokio kalėjimo nebuvo.
Nu, prezidentas taigi žino, ne, pasakė, va toj kalėjimo nebuvo. Paskiau. Aš nežinau, kuo tas teismas rėmėsi, bet aš dar kartą oficialiai pareiškiu, Lietuvoje jokio kalėjimo nebuvo. Ir varė to pačią mantrą Valdas Adamkus. Tai pasirodo, kuo mes turim? Mes turim melagį. Mes turim melagį antivalstybininką. Ir kada aš pastebėjau, o dabar Liepos 6, Mindaugo karūnavimo dieną, ten vėliaus kelimo ceremonija, Vilniau, ten susėdo visi Landsbergis, Grybauskaitė, ten visi susėdo. Ir kada Adamkus buvo, paminėts, vards ištarts, tai visą mėnį ošia ir ploja, dėkoja. Tai reiškia, ir pati visuomenė, ir labai stipriai pagedus. Labai stipriai pagedus. Žmonės neatsimena, žmonės nesuvėt galų, žmonės visiškai nesidom. Vat Adamkus yra kaip gėris. O pažiūrėkit, kuo išdarinėjo. Nu tai melagis. Vat visi pasisakymai įvedus į Google paiešką, absoliutiškai visi pasisakymą Valdo Adamkaus tebėra. Lietuva mok baudas, Lietuva baus slapts kalėjims. Nors Lietuva draudžiama, nei karinių bazių, palei konstituciją negali būti, to labiau kalėjimų. Tai čia yra, mes kalbam apie suverenę savarankišką šalį. Ir dabar dar vienas svarbus momentas, kad tikrai jau daugelis užmiršot. Buvo toks Rolandas Paksas, atsimenat? Kai kurie gal atsimena dar, kad Lietuva turėjo prezidentą Rolandą Paksą. Ir buvo nam suorganizuota apkalta. Ar žino, dėl ko apkalta buvo? Nu, ten kažkas rusas turbūt, ne? Kažkas, ne? Mėlėjai. O aš turiu to įrašą išsisaugojęs. Rolandą Paksą, kuris atvira ir konkrečiai pasakė, dėl ko ir kas suorganizavo anam apkaltą. Taigi gal paklausom kelių sekundžių. Jūs įsitikinęs esate, kad CŽV kalėjimai buvo Lietuva? Aš įsitikinęs esu